Sveiki, sveiki, Pukutis Team, šiandieną startuoja Lentvario ežero tauriai 2026, kągi, automobiliukas kaip visada pakrautas pilnas daiktelių, varom paimsim nerką ir prie ežerėlio, prie vandenėlio, kaip tu dainauji. Atvykom pas Nerijų, paimsim, štai jo bolidas paruoštas irgi. Važiavimui daiktų, daiktelių, pjūkliukai, nežinau, kuris važiuoja. Svarbiausia, patalai, pagalvytės su gėlytėm, šaunuolės, apsirūpinės, saldžiam miegui. O taip va, pradėsim kelionę į ežerėlį. Gali neblogai, kai atvažiuoju pas tą kolegą, va, Pukutis, kavytė padaryta, blynelė iškepti, šiaip, nežinau, nerka, gal nevalgysiu, šiaip košės gal išvirk. Gali, nes įpratęs aš košę valgyti, pridėjo blynų, pridėjo padažų, sakau, sveikai maitinuos, tai valgyk bus skanu, va taip va. Dabar galvoju, galima trim priekį važiuoti, ne? Tu gal prisek ant kelių, tiesiant stabdžių, tai apskris, tai bus čia. Josefina važiuoja su Nerijum visur ir visada. Šiaip čiut nepamiršo, žiūriu, stovi, sakau, neimsi, tai ką apšoko, ką griebė, išbučiavo, Dieve mano. Kas rytą. Bus dainų. Tai ir niuniuosim paskui visą dieną tas. Bet jinai kaip gražiai, tau irgi po to gaunasi, ar ne? Vaikštai su to rytu iki vakar tą dainą. Yra vakare. Taigi visą laikį stringa į smegeninę tavo šitą nesąmonę. Kodėl tau stringa? Nesusikau. Taktiką reikia kokią, turi vis tiek kažko, ne? Turiu. Štai manysi, kad nereikia čia per daug šarci iš karto atvažiavus, gal iš vis nešarsim. Palapinės irgi nestatysi, po to vakare gal tik tai kokį laužų užsikursime, biskį pasišarci ir galima įsmiegoti bus prie laužo, va taip va. Ir aš nepusryčiavęs nieko, tai va pasimė pusrytukus lengvus tokius, sako, reikia biškį energijos iš ryto. Kavytės pagersim, ne? Gal antrą priekabą prisikabinam, su viena gal mažai. Oi, kad gerai. Biskį vėsoko kakotais. Svarbiausia, kad spėt viską įstatyti už lytų, o čia yra svarbiausia. Į taktiką gerą paimti iš karto. Dėsim. Visą mokslą, ne? Jo. Pagal visą mokslą. Skambios frazės prasideda iš karto, iš ryto. O. Kas čia tokie troškinai? Bet jau matai, jau pamatė mus šypsosi, iškart juokėsi. Tu nerka kažkoks tai įtartinas. Tave tik pamato ir juokėsi žmonės. Kodėl, kažin? Atrodo, normaliai elgiamės, ne? Galvoja, jo. Pradbus cirko. Galvoju, kokį čia kaimynus gavus. Kažin visi mūsų nori kaimynais turbūt. Daug negirdėtų, jaučiu. Braunasi jau dabar net. Būna jie net, pavyzdžiui, kaip aš komanda. Ašgi buvau papriekaištavęs net. Komandos viskas nuo iki. O tu žiūrėt, važiavo auto, paskui tas kitas, kaip jisai. Pas vienus nuėjo vienas, pas kitus kitas paleido. Paskui žiūriu, mėtyt pradėjo viską. Paskui įsiaiškinom, žinai. A jų ten savas ratas. Jie atvažiuoja, atsega, tu įsivaizduoji, iki kokio lygio varžybose, tai kam, tada registruokis, sutinku komandai, supranti, kaip būna, o dabar kaip svečias, tai aišku, tas kitas asmuo jau jo nedalyvauja, bet vietoje jo stoja kitas, bet ten visi savi, ten tai reikia pasisamdyti ir tu atsiveškam, iki tokio lygio, žinai. Ir tas nedurnas, karpininkas, iš tai rimtas, bachūras, kur mėto gerai viską. Tai pamatys, kovoti ir žuvis kimba ir viskas, ir čia pamatysiu, tai pradės važiuoti. Tai šiandien naktį 9, dieną 14. Rytoj tą baisiausia, kad iškils. Rims tik šitokio ilgio, tai ir gultų susidurti. Labai patinka trakai. Aš kai logistikoje dirbau ir važinėjom, važiuoja gerai. Ja. Šiandieną ir dar 3 dienas būsim čia, Lentvaryje. Šioje nuostabioje vietoje su daug gražios, stiprios žuvies. Netrukus bus burtų ceremonija, trauksim burtelius.
Ten, kaip matom, susirinkę ligonių daug, kurie pamišė dėl tos stiprios žuvies pavadinimu karpis. Sušildai, žinai, koks šiltas. 13, aš sakau, tas pats. Tai jisai nepaleido iš rankų, tiesiog reikia. Buvo paleistas. Eik iš kadro, gido, eik, kad jis stovi ant lietaus. Ledai kapoja, gerai, ačiū tau už dėmesį. Va taip va, ledai, griaustiniai, žaibai. Kaip tik vaneriukų išvažiavo per tą mūsų krušą, tai karpį dėsim iš karto ant ledo, bus faina. Viskas būtų dar sekundė ir jis pats iškrito. Reikia tam krante lupo. Nu tu, 3 kg kartį pusvalandį. Laiko tiek neturi. Kaip tau užkirčiau, nelupus ir nelupus. Virgutė, ar gali teikti, kad man atvažiavus jums pradėjo labiau sektis? Žinoma. Tik aš galvoju, gal reiktų, kad dar geriau sektųsi, nėra, kad išvežtų kas nors. Gali išvežti policija su mirgalais, gali greitoji, nesvarbu. Manau, kad sėkmė dar didesnė.
Pažiūrėsim. Radė tai pavogė naktį, net negirdėjau, palapinį užžiūrė, net negirdėjau. Nu, sako, tu girdėjai, kaip aš užėjau pasimti, ne? O tai ko skambutį neskambinai? Į duris. Važiavo jau gražiai. Kas čia dar? Tai kas čia prišikt galėjo? Uždengtas buvo ar ne? Nu, medžio voverė gal kokia? Prišikta, aš tau sakau. Tai kas Tu nematai, ar tu durnas? Aš matau, tai kas tam čia galėjo taip prišikt? Kurva, tu kurva. Tai kas čia dabar yra, neriu? Nu prišikta, bet. Važiuoja. Kas bus čia? Bulbiniai blynai. O kas? Kepta bulba. Žuvį šersim ar gaudysim bulvės. Karpiui patinka bulvė. Kad visi žinotum, kokim bus. Gerai. Dėsim ant plauko ir ais. Turim pavadėlių gerų žodžių. Kurva, kurva. Durnas kurva, nahku, ble. Ai, tu na... Kaip tu jautiesi? Jaučiu, kaip neina galės atsistot. Aš man šalia vaistų. Rūda ten ar nenkėdės, kažin. Durnas, tai?
Gerai viskas. Valerijono ar ko tau pilt? O tai perelis uždarinėtų 100%. Tai ją nulupt minutė laiko. Nereikėjo jas nugaršti. Kad 200 bem. Da, Marikas молодец. Aukščiau tu būsi, tau geriau trauk žuvį. Aš pasiruošiu, jeigu reikia šokti per bendrį. Jeigu brūk reiktų. Ir dabar labai gražiai eina, niekur nerėm. Matau. Jau turbūt nemakaluot, irgi nes jis nebėjo. Tu stovėk vietą. Dabar eina gerokai prieit. Aš matau, nes spyk. Turim? 7 yra. 4 kokį 2,5. O jis užsikabina. Reiks. Ir va čia. Dėk čia. Dėk čia. Dėk ir nusimaišai. Čia pavarė. Va čia tai. Daug. Da, mano kažkur kabo. Yra. O dabar gerai. O, irgi, atsikabink dabar tvarkingai savo. Aš patraukiu, nes šitoj bus ten kušys, visur kušys.
sakė, šitaip stengiasi anksti kėlėsi ryte uošvė kepė pyragą pukučiam. Pukutis tim nuoširdžiai dėkoja, nepalik. Oi, ačiū. Mano šitie prikučias. Čia man, ne tau. Viskas gerai, negadinam vaizdo. Žodžiu, mėgausimės skaniu uošvės ypatingų receptų išsaugotų iš kartos į kartą. Norit veiksmo, turit grįžti su tuščiais maišais. Na taip, o tau, Živilytė, šitą atiduodu reikia papildymą naują. Tai ne man reikia sakyti. Užsakymą daroma iki bais.lt. Tai čia iš mano kišenės? Tai taip, šį kartą iš tavo, kitą kartą iš Nerkos. O kada iš tavo? Kada? Virgutė. Ar skanu berniukai? Nuėjau į rapsų lauką, kad daryti foto. Filmuoja, bet tu čia dar kai pradėsi savo nesąmonės, jau girdėjau šitą tavo dainą. Nesiurk, normaliai, tavęs klausia, ar skanu. Antose man parodo. Ačiū, Živiliuk, labai skanu. Ne, bet toli tavo valas. Keliu tempi. Kur bus su kiekviena žodžiu. Ne, nu tai ką, irgi aišku. Nes tu svarbu kelių nesudėši. Imk šitą meškerę. Ai, ne, negaliu nieko daryti. Laikyk šitą santį. Palauk, aš paimsiu tavo kartą. Aš ir liksiu. Jo. Palauk. Ką? Matai, kokį šuolį darė.
dabar gal. Opa, palik dabar ramybėj, Sandrai. Palik. Ateisiu aš. Man tik tam, kad laipsnį kažkoks įimti. Taip, šonė. Čia gal paėmė. Dabar būtų gerai man į viršų. Dar jis toli. Jo, tai žinau, kad buvo. Matai, nenorėjau daug, negalėjau daug. Būtų gerai, kad trečias neišvažiuotų. Laikėjau kitam spaudimui. Tu nori į viršų? Jau dabar gal nieko nedarom, tiesiog pasiimam žuvį. Man nieko neišgeriau ir nukritau ant žodžių. Atrodo, kad per pirštus pjauna. Kas? O kaip gražiai. Tik su tais ta rapsų daina čia ir čia filmavo? Nežinau. Kitas tik nedainuosi po kažkokius rapsus. Va, tai, sakė mažiukas. O jisai 4075. Jis netoks ir mažiukas. Keturi, 9, 5 0. Rimtas. Va. Šešiolika. 6-1-0-0. Beveik. Živiliuk, padarysi nuotrauką, bet šitas kaušas visus išleis ir nenusifotografuos. Na, 4. Vėl aš jau miegotais. Reikia eit apsimest, kad miegu.
pats nėrė. Tavo tai jokia nuopelna. Tavo nuopelnus pakilėsi. Per galvą dėjo mano karpį. Važiuoju! Nu. Užskaitom, nerka, užskaitom.